jos dėka aš galiu išgerti daug vandens per dieną. Man net, aš pastebėjau, net labai skanu yra iš šitos gertuvės gerti žymiai skaniau. Žymiai skaniau man iš šitos gertuvės gerti negu iš metalinės gertuvės arba negu iš puodelio. Tai aš vis pagurkšnosiu čia iš jos. Gerai. Leidi. Nieko tokio tau nieko tokio. Tai aš vis atsigersiu iš šitos gertuvės. Čia rašo, gali pradėti dieną nuo 7 valandų ryto, tačiau čia nerašo. Tikrai čia pradeda rašyti 9 ryto, 11, 1, 3, 5, 7 ir 9 vakaro. Man atrodė pakankamai geras grafikas pagal mane. Čia gali pradėti 7, bet visiškai nesvarbu. Iš tiesų visiškai nesvarbu. Jeigu atsikeli 9, gali įsipilt vandens iki 9. Ir tada jeigu vakare pritrūksti vandens, gali visą pasipildyti. Šiandien aš buvau ne namie, tai šito buteliuko nesinešiau. Gertuvės, čia net ne buteliukas, šitos gertuvės nesinešiau ten, nešiausi mažesnę, tai tą mažesnę išgėriau ir dabar geriu namie šitą, kiek jau nuo ryto įsipylus buvau. Kitoj pusėj man labai kas patinka, rašo mililitrais, kiek čia yra. Tai pavyzdžiui, ten kur buvo 7 ryto yra 200 mililitrų, reiškia 2 litrai. Jeigu įsipili ir iki vakaro išgeri tiek, reiškia išgeri 2 litrus per dieną. Labai ta gertuvė patinka. Šiandieną sugalvojau daryti daugiau kalbėjimo garsų ir tokie garsai. Aš atradau, kad man labai patinka. Tikiuosi, kad ir jums taip pat patiks. Štai tokie garsai, kur taip dar. Matau, tau blogai, leisk patraukti man tuos plaukus nuo tavo akių, noriu tuos plaukus patraukti. Arba ne tik, kad noriu patraukti plaukus, bet ir pavyzdžiui, kad kažkas tau įkrito į akį, kažkas tau įkrito į akį, leisk man išimti, leisk man išimti iš tavo akis kažką, kas čia įkrito. Tai šiandien pas štai tokie žaidimukai su akimis ir tokie garsai. Tikiuosi, kad jums patiks, bet taip pat ir padarysiu ir viso kitokio.
tau į akį. Gerai. Kaip manai, kas tau įkrito į akį? Kas galėjo tau kristi į akį? Pasižiūrėk į viršų, truputėlį į viršų. Pasižiūrėk į viršų. Gerai, aš bandau dabar išimti. Žinai, jeigu įkrenta kažkas į akį, į kurią pusę tu turi su pirštu braukti link nosies, visą laiką turi braukti, jeigu kažkas įkrenta į akį, turi braukti link nosies, link nosies, tai žiūrėk, pažiūrėk dar į viršų, į viršų, čia, čia, gerai, aš dabar pabandysiu tau braukt ir išimt, kas tenai, įkrito, man atrodo, gal blakstiena, man atrodo, įkrito, kad blakstiena, man atrodo, tau krito. Gerai, su nagu man nelabai išeina. Tai aš tada pasiimu tokias širkutes. Ir tada čia toks būtų kaip pincetukas, bet man patogiau laikyti jį. Ir suimti, ir viską gali išimti. Pabandysim tą, nebijok, neįdu iš to viekį, viskas gerai, čia labai saugu, labai higieniška, viskas gerai. Vėl pasižiūrėk į viršų, ir aš pabandysiu kažką čia išimti. Blakstiena, kažkoks siūlas kažkoks, tu siūlai kokias kojines, nes matau juodą siūlą, įkrito tau siūlas. Neskauda, viskas gerai. Jeigu gerai, padėk komentarą tokį liuksą, komentarą. Viskas gerai, neskauda, gerai. Tada aš žinosiu.
mažiausiai. Gal turi kokį kitą pasiūlymą, su kuo galiu. Sakai, knygą turiu, taip turiu, ir ką tu su knyga galvoji? Išpūst galvoji, nu gerai. Pabandau. Taip kažkaip galvoji. Gerai, jeigu tu leisi dar man iš arčiau, pasižiūrėt, žinai, ką čia matau, žinai, kas čia yra. Aš tau nenoriu net sakyti. Čia ne blakstiena ir ne siūlas. Aš tau nenoriu sakyti. Bet man atrodo, kad čia yra voro koja. Man taip atrodo. Tai mums būtinai reikia. Gal aš pabandysiu išpūsti, gerai. Aš dabar pabandysiu ne knygą, bet aš pabandysiu išpūsti. Gerai. Sėkmingai pavyko. Išskrido. Nenorėjau rodyti, tiesiog išskrido ir viskas. Ir ramu. Išskrido ta koja. Ir dabar galėsi eiti, ramiai miegoti ir pažiūrėti televizorių. Arba žiūrėti YouTube. Man labiau patinka YouTube žiūrėti. Aš televizoriaus nežiūriu. O kaip jūs? Ar žiūri televizorių ar ne? Nes aš... Ne, pas mane tik tai YouTube'as. Na, aišku, ten kažkas kito per internetą, žodžiu, per internetą viskas. Viskas per internetą pas mane.
nusiimu. Taip papasako. Ir viskas. Ir tada einu savo daryti algelius. O šitą lipduką aš jį nusiimu su pincetu. Ir nagas yra. Turiu tokį dėžutę ir nagą tada aš čia atgal. Nagą tenai aš atgal. Įdedu. tą lipduką čia galima būtų. Gerai, žodžiu. Tai vat. Ir tada su kitu. Aišku, aš jau šiandien kažkaip stipriau biškiuką prisilipčiau. Tai gal reikia ir daugiau irgi pasukinėti, bet šiaip. Va. Nu, aš nemanau, kad čia visiškai, ta prasme, nagui nepasikenkia, bet aš bandžiau darytis nagus gelinius. Tai man toksai. Man labai nepatinka, kai su dilte. Kai su ta dilte daro, man labai nepatinka. Tai va, tai aš šiaip labai, man jie atrodo žymiai stabilesni ir geresni nagai negu šitie, nes šitie labai lengvai nusiima. Tai jie puikiai tinka ASMR, bet aš ir šiaip norėčiau, atrodo, kartais galvoju, kad noriu ir pati nagų ilgesnių ir gelinių, nes man labai gražu, bet man visat rankos šąla. Nekalbu net apie žiemą. Vasarą tai tikriausiai nieko, bet žiemą man visat rankos šąla. Tai aš savis su nagais tokiais neįsivaizduoju, nes man ta prasme, aš negaliu jų tada sušildyti, nes aš taip dėčiau ir taip laikyčiau. Ir šitas, jie tiesiog neišeina jų kaip priliest. Tai man dabar jie irgi yra šalti. Tai man šiaip nežinau kaip jum, bet man tai visa tokios problemos yra, kai turiu ilgesnius nagus, tai man su tais ilgesniais nagais šalta. Aš tai žinau, kad jum norisi tikrai kuo ilgesnio video, nes aš, pavyzdžiui, pati klausiau ASMR ir kai tu miegi pasileidus ASMR, tai tau atrodo taip nefainai, kai žmogus sako, tai viskas jau priėjom video pabaigą. Tai atrodo taip nefainai, taigi ne, dar papūk, dar padaryk, nes atrodo, arba tada aš turėsiu video perjungti. Arba aš tada turėsiu prasibudinti video perjungti, arba dar tu čia papūk, dar tu pakalbėk. Man visą taip atrodo. Tai vat. Ir šiaip norėsiu padaryti video gyvenimo atnaujinimą jum, savo gyvenimo atnaujinimą. Jeigu jūs sekat mano socialinius tinklus, tai tikriausiai žinot daug dalykų žinot, bet jeigu nesekat mano socialinių tinklų ir tik tai žiūrit mane per YouTube, tai galbūt kažko ir nežinot, tai padarysiu atskirą video apie savo gyvenimo atnaujinimą ir ką aš pradėjau veikti. Va. Aš visad mėgstu pasiruošti nagučius kitam kartui, kad
jau jį užsidėti. I adore you. I adore you. Dabar šitą dainą. Šiandien išgirdau, tai man jinai ir skamba. Šiandien mano nuotaika yra superinė. Buvau pirmą kartą pasidaryti antakiukų. Antakiukų buvau pirmą kartą. Įsivaizduojat, 20 metų ir pirmą kartą antakius dariausi. Geras. Nieko tokio. Kaip tik smagu, kad dar daug dalykų yra ką veikti pirmą kartą. Gerai. Visus nusiėmiau. Man taip žymiai labiau patinka. Man šitas koks geras garsas atrodo kaip ear cupping. Bet kur būna tos ausytės tokios. Labai primalu. Padarysiu atskirą video. Aš to tiek daug video noriu daryti. Sakytumėt, tai ir daryk, ne? Tai ir daryk, tai gerai, tai ir darysiu. Jūs palaukit. Padarysiu aš tų video. Dabar manau susidėti nagučius į dėžutę. Aš esu, neišpasakytai laiminga. Labai stipriai esu laiminga. Labai. Ir man taip gražiai spindyje. Įsipakavau. Ir paliksim juos. Ir juos paliksim dar kitam kartui. Būkim tausojantis gamtą. Gerai, tai ačiū. Ačiū labai, kad žiūrėjote šį vaizdą ir aš tikiuosi, kad pavyko tave nuraminti ir kad tu dabar miegi.